Labas rytas visiems ir sveiki atvykę į vlogmo dieną 14. Dabar yra rytas ir aš jau pasiruošusi, nes važiuosiu į Megą. Tik pagalvokite, jau praėjo daugiau negu pusę advento, o aš dar neturiu nei vienos dovanos, tad šiandien bus dovanų medžioklė ir šiandien bandysiu išrinkti dovaną Ritai. Na, o dabar eime pasižiūrėti, kas gero kalendorius. Riba. Ir čia 14 diena yra... Štai čia. O! Mom, pinballs. Milkos advento kalendoriuje 14 diena yra... Štai čia. Gaisrinė mašinytė. Ir po kalėdų eglutę stovinčiam Douglo kalendoriuje 14 diena yra štai čia. Naglakas. Na štai ir naglakas. Vien tik blizgučiai. Violetiniai ir sidabriniai. Išbandžiau naują naglaką, bet man jis nelabai, aš nelabai mėgstu tokios spalvos. Wow. Pagaliau. Koks geras oras. Taip gera ir viskas balta. Viskas atrodo nuostabiai. Wow, viskas taip gražu. Wow. Meškiukas, koks fainas. Dar vienas. O, jūs be galo myli. Kalėdinis paštas. Aš antram aukšte. Einu į H&M Home. Štai jis. Iš pastato kiek galima greičiau. Eikite link pastato išorės.
pastato evakuacija. Visą laimę, kad viską spėjau, dar norėjau nusipirkti tobulai atrodantį keksiuką, bet ką darysi kitą kartą. Ir misija įvykdyta, aš radau dovaną Ritai. Ir dabar parodysiu viską, ką pirkau. Išvaikščiau gana daug parduotuvių, kai kuriuose net nefilmavau, bet dovaną radau H&M. Ir čia yra 3 dideli maišai iš H&M, 2 Ritai ir 1 man. Pradėkime nuo maniškio ir aš pirkau čia dar pasiėmiau šį lankstinuką, kad pagal planą žinočiau, kur eiti. Nusipirkau šiuos padėkliukus podeliui. Jie labai gražus, tos auksinės detalės ir atrodo nuostabiai, aš negaliu patikėti, kaip gražu. Ir savo dar nusipirkau megztinį su ilgu kaklu. Jis atrodo labai gražiai, jis tokios kreminės, rožinės spalvos ir yra labai minkštas. Bei dabar atpigęs. Nuo 18 eurų 12. Tad galvoju, kodėlgi nepasiėmus. Tikrai pravers šią žiemą. Eikime prie sekančio maišo su dėžute. Labai graži dėžutė. Ir joje yra pusė dovanos Ritai. Tai šis mielas kalėdinis puodelis ir žvakių rinkinukas. Atrodo labai gražiai. Taip pat Hope and Love, kaip ir ant mano naujų padėkliukų. Ir tai labai patinka žvakės, tad galvoju, kodėlgi ne, jos atrodo labai gražiai ir paimsiu Ritai. Manau, jai patiks. Dar vienas labai didelis maišas Ritai. Pagalvė elniukas. Tai yra be proto gražus daiktas. Tai mieliausia, ką aš tenais mačiau. Kalbu tyliau, nes nežinau, kur yra Rita, nenoriu, kad neišgirstų. Nepatikėsit, kokia jinai yra švelni ir kokia graži. Dar net su ragučiais. Labai gražu. Manau, kad Ritai tikrai patiks. Tik pažiūrėkit, kaip mielai atrodo ant lovos. Jau parodžiau viską, ką pirkau. Ir dabar eisiu pavalgyti, nes jaučiuosi tokia alkana. Miegoje buvau 1,5 valandos. Apėjau beveik viską, ką norėjau. Ir taip, mega atsinaujino tikrai gerą pusę, ten labai gražu. Ir atsirado tikrai daug naujų gerų parduotuvių. Aš jau pavalgiau ir dabar eisiu atrašyti į kelis elektroninius laiškus, nes dar stovi nemaža krūvelė neatrašytų laiškų, tad jeigu tau neatrašiau, nepyk, kai tik galėsiu atrašysiu. Yra daug komentarų dar, į kuriuos neatrašiau prie video. Jų daug. Komentarų yra labai daug. Tarkim, ant vlogmo 8 dienos yra 38 komentarai. Wow. Tad ačiū Jums, kad komentuojate. Kiekvienas komentaras man tikrai paglosto širdį ir aš net nesitikėjau, kad bus tiek komentarų prie mano video. Tai aš esu Jums labai dėkinga, kad Jūs komentuojate video, rašote man laiškus. Ačiū Jums labai. Dabar, manau, eisiu šiek tiek paredaguoti tai, ką nufilmavau ir susitiksime vėliau. Jau suredagavau visą tai, ką nufilmavau ir net vakaras atėjo, kol redagavau. Kol kas yra 9 minučių vis, aš labai džiaugiuosi. Aš visada noriu video padaryti ilgesnį, net komentarų sulaukiu, kad tie video būtų ilgesni, bet kažkaip man nesigauna, aš nesuprantu. Noriu pasakyti, kad gruodžio favoritų video nebus, dėl to, kad aš daugokai filmuoju gruodį ir Jūs viską pamatysite, kas man patiks. Netgi dabar turiu Jums kai ką parodyti, kas man labai patiko. Vienas iš dalykų, kuris mane džiugina kiekvieną vakarą ir aš jį be galo myliu, tai yra The Body Shop veido šerbetas. Jis yra gaivinantis ir drėkinantis 48 valandas. Aš kai jo užsitepu, jaučiuosi labai gerai.
labai gaivu ir nemoku apsakyti to jausmo, kaip gera būna mano veidui. Aš jį labai myliu, čia yra 50 ml, bet kadangi aš jį naudoju kiekvieną vakarą, jau beveik pusės nebeliko. Manau, kad tikrai jį nusipirksiu, kai išnaudosiu dar kartą. Ir man tikrai patinka jo kvapas. Jis kvepia, sunku labai apibūdinti šį kvapą. Labai gaivus. Kam yra sausesnė oda, tikrai rekomenduoju jį 100%. Ir manau, jau baigsiu šį video, todėl kad viską parodžiau, ką norėjau, kur buvau. Tiksime rytoj. Tikiuosi, jums šis video patiko. Tikiuosi, kad jums jis buvo įdomus. Ir tikiuosi, kad jūs laukite sekančio mano vlogo. Iki.